O, šiandien yra Bonei gimtadienis. Kada čia galima laukti? Atsigerkit! Atsiprašau, bet išgąsdinai mane, Bonai. Žinau, dabar bus kuris jūs galėsite man duoti. O, Pringles, labai ačiū. Man patinka. Eik. O, labai ačiū. Kad, tu padovanodai. Aš tik norėjau pasižiūrėti. Ką kita atnešė ir šiaip su savo draugu pasikalbėti. Gerai. Eik. Žinau. Tai gali tiesiog prie jo. O, jau matau, kažką atnešė. Tois šedį. Jo, tau suėjo 13 metų, tai aš tau atnešiau tokį. Ačiū. Galite sėsti. Gerai, gali. Galit pasiklausyti šitą? Jeigu aš turėčiau Robuxų, aš vieną dalyką šiaip padaryčiau. Aš sukurčiau žaidimą, kurį jūs galėtumėt pasimėgauti. Bet jeigu turėčiau Robuxų, bet neturiu, ir dar šiaip kažką pažiūrėčiau, kas kainuoja Robuxų, tai dabar grįžtame prie šito video pavadinimu. Grįžtam. Aš tiesiog ilgai laukiau, kad kol pradės video filmuoti, taip kad aš norėjau tiesiog pasimėgauti. Gerai, galite sėdėti. Aš nežinau, kas tau patinka, Bonė, tai aš tiesiog atnešiau tinginį. Nu, šiaip aš mėgstu šipsų ir šiaip kovą ten gėrimo. Supratau, kurimi galėjau nepirkti tinginio. Man visi sakė, Tedi, kad tu atneši man daug saldumynų. Ką? Kokių saldumynų? Aš truputį prisigėręs buvau, man net nežinau, kodėl prisigėriau alaus, bet prašom. Knyga! Fu! Mėgstu knygas. Juokauju, aš šiandien prisigėręs alaus, tiesiog norėjau miego labai. Kodėl aš iš vis atėjau šitą gimtadienį? Šiaip Tedi. Tau duodu šipsus. O, man jau patinka. Tu nefrito, ar tau kartais neatrodo, kad tas Bonė kartais yra per griežtas. Jo, tiesiog atnešė knygą. Nors mes kitaip galvom, kad atneš toks saldumynų, nes jis norėjo miego netyčia. Ir kai mes taip galvom, iš tikrųjų, jis tiesiog knygą atnešė ir dėl to, kad knygą atnešė, išmetė iš gimtadienį. Gaila. Aš tau Sprite atnešiu. Galėjo žmonės, tas Tedis galėjo iš vis nepirkti dovanų, tiesiog galėjo ateiti. Jo, aš tai sakau.
Bet knygos kartais reikia pasimokyti ten skaityti, juk mes eisim vėl į mokyklą. Ta mokykla yra šūdų krūva. Pagaliau atėjo mano eilė. Pagerk šito bonį, tavo mėgstamiausias gėrimas. Kopa šiupa šiups. Susitrina, kaip tik tau kas patinka. Citrinas. Tavo geriausia dovana. Ir beje, kažką ne taip padariau. Ne, viskas gerai padarai, bet padaryk akciją. Kad iš tavęs padaryk akciją, kai bus gimtadieniai ir dabar yra mano gimtas, tai kad padaryk akciją. Kad kai kažkas norės iš savęs pirkti. Kur? Šito nežinojau. Tau labai patinka pandas, tai duoda tau pandą Minecraft'o. Foxy! O kažką aš pavaliavau. Atsiprašau. Foxy, išeini iš mano gimtadienio. Bet aš nieko nepadariau, laukiu eilės. Išeini! Foxy! Aš nespėjau, išeini iš mano gimtadienio. Bet aš laukiu eilės, kol galėsiu kažką pavalgyti. Aš tau atnešiau Sprite'o. Mano draugas atnešė, tai aš galvojau tą patį atnešti. Bravo, geras draugai. Fred! Ko? Išmės, nu gerai, atsiprašau. Išeini. Aš jo nenorėjau išmest. Iš gimtadienio. Ai, daugiau vaisių vyks. Kalėdų senelė! Kokia tavo dovana? Sakė, kad saldainį atnešė daug gėrimų. Saldainiai nesveika, jie kenkia. Tai atnešiau mano kepurę kalėdų senelio. Išeini! Kaip? Dabar tikras aišės. O šiaip.
Kadangi toks skanus, man tavo geriausia dovana patiko Meksikos Freddy, labai ačiū. Labai skaninis man patinka. Kas citrina. Tai gal, kai bus kitų gimtadieniai, kitus kartus, tegu būna akcija, kai būna gimtadieniai, bet šį kartą, davai, kaip tu nori, gali išsirinkti. Per daug. Atsiprašau. Mažai liko. Tiesiog per daug. Atsiprašau, Ultime Freddy, bet aš tinginį tavo gal kitą kartą valgysiu tiesiog. Tu šiaip sakai, pradėjom visi valgyti. Žinoma, jūs nematė, nes tik Meksikos Freddy valgė, bet šiaip visi valgė. Taip, visi prisivalgė. Jo, duokit man tą sour. Skaniai jisai yra. Dar duokit. Jo, aš labai skanu. Kodėl pasakė, nes Meksikos Freddy. Aš viską pirku, ką Meksikos Freddy parduoda. Atsiprašau. Atsiprašau, bet Nintendo šis gal nebežais. Atsiprašau, kad atsinešiau. Bet tiesiog per daug šiandien atsitiko. Duokit dar gerą. Så gärd! Johnson! Doggar! Ja, pappa. Kas man pagert? Tu tai pageriai, aš tai ne. Atsiprašau. Daug aštriau. Kad aš daugiau valgau ir didesnis. Kaip tu gali tokius Meksikos Freddy pardavinėti? Aš pardavinėju. Tiesiog kas egzistuoja iš maisto, tą ir pardavinėju. Pala, tu dar iš šaltibarščius pardavinėji? Jo. O galėsi nusipirkti ledų? Kriukrių. Jo, galėsi. Kokią kainą? Kokią? 5 centai.
Užsukit į Meksiko Fredo parduotuvę. Video baigėsi.